Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. – 2025 Lietuvoje paskelbti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metais. Jie skirti paminėti kompozitoriaus 150-asias gimimo metines, bei dar geriau pažinti, pasididžiuoti ir pagarsinti Čiurlionio kūrybą ir jos unikalumą. Šia proga du Kauno kultūros centro kolektyvai – folkloro ansamblis Gadula ir mišrus choras Gintaras sukūrė unikalią koncertinę programą Dainas Čiurlionės. Programos sumanytojas Čiurlionių šeimos palikuonis, folkloro ansamblio Gadula vadovas Andrius Morkūnas sako, šią idėją brandinęs labai ilgai ir džiaugiasi, kad pagaliau ją pavyko įgyvendinti. Pati mintis tai užgimė, nežinau, jau labai senai, kažkaip aš turėjau visokių tų ryšių, beauštant aušelę, pats per valstybinius egzaminus chorui dirigavau kažkada tai. Ir tokia buvo visą laiką, daug metų, vis galvau, kad reiktų kada nors tą programą tokią padaryti. Ir tiesiog, kai pradėjo artėti tas Čiurlionio jubiliejus, tai supratau, kad jau atėjo tas laikas, kad tikrai reikia imti ir padaryti. Pradžiai tiesiog nebuvo dar labai aišku, kaip jinai ten turi atrodyti, galvojau, kad galbūt mes išmoksim ten daug tų dainų ir padarysim patys tiesiog, nežinau, kažkokią ilgumo programą, paskui kažkaip pagalvojau, kad būtų gražu vis dėlto ir sugretinti, kaip skambėjo tos dainos liaudies dainininkų atliekamos ir kaip Čiurlionis harmonizavo chorai. Tai ir koncerte 3 dainos buvo ir tos pačios, kur abudu atlikimai. Galėjom ir daugiau padubliuoti, bet jau čia sąmoningai tai pasirinkom programą, kad būtų ir daugiau skirtingų. Šio projekto sumanytojas, folkloro ansamblio Gadula vadovas Andrius Morkūnas, iš tiesų jisai pasikvietė mus, iš karto tiksliau toks buvo pamąstymas, ar pavyktų. Ir galiausiai sakom, bandom, pasižiūrėkim, kas iš viso to išeis, ką mes čia sumanėm. Todėl, kad liaudies dainos yra viena, o Čiurlionio harmonizuotos lietuvių liaudies dainos yra visai kas kita. Ir palaipsniui pradėjom dėlioti programą, pradėjom žiūrėti, ką mes galim dainuoti, ką gali dainuoti ansamblis, ką gali dainuoti choras. Ir kad ir kokia būtų plati Čiurlionio harmonizuotų dainų biblioteka, bet ne visas dainas choras gali, ypač mėgėjiškas choras, įkasti, nes vis tiek Čiurlioniui reikia užaugti. Čiurlionį reikia pajusti ir pačiam kolektyvui, ir vadovui, nes tai yra tas kompozitorius, kuris turi savastį. Jo kiekvienas kūrinys yra stebuklingas. Kai prisilieti, iš karto supranti, kad tai nėra tas toksai žemiškas dalykas. Supranti, kad tai yra truputėlį pakilėta aukščiau. Tiek harmoninė prasme, tiek dinaminė prasme. Nes, tikrai Čiurlionis buvo ir yra genijus. To tikrai negalim paneigti. Ir ką jisai tuo metu bedarė ir kuo mes žavimės šiandien, tai yra tikrai tobula. Koncerto metu skambėjo lietuvių liaudies dainos harmonizuotos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio. Dalį dainų Druskininkų apylinkėse kompozitorius užrašė pats, kitas pasirinko iš tuo metu prieinamų leidinių. Čiurlionis šiek tiek dainų yra užrašęs pats Druskininkų apylinkėse. Tai čia, pavyzdžiui, Oi giria giria, šitam koncerte buvo Čiurlionio paties užrašyta Druskininkų apylinkėse, kažkur tai reiškia.
Tai jis yra užrašęs ir daugiau, mes ten kelias išmokom, bet dabar koncerte tik šita viena buvo. O toliau kitas dainas tai jisai ėmė iš tuo metu prieinamų spaudinių, kas jau buvo išleista. Tai jau buvo išleistas Juškų dainynas, kur daugybė dainų, nors iš jo netiek daug, daugiau, vat papuolė nemažai dainų iš Stanevičiaus dainos Žemaičių. Tai tas, kadangi dainas Žemaičių, tai mums ir pavadinimui ten vieną žodį davė. Paskui labai irgi nemažai dainų iš Barčo dainyno dainų balsai. Tai tos mažosios Lietuvos, o Stanevičiaus žemaitiškos. Čiurlionio užrašytos dzūkiškos. Tai turbūt tie 3 regionai, ten gal ir daugiau kas nors. Juškų, tai Panemunių ir iš kitų vietų. Koncertinėje programoje folkloro ansamblis Gadula suteikia unikalią galimybę išgirsti, kaip tos senos dainos skamba liaudies dainininkų atlikime. O mišrus choras Gintaras klausytojams pristato jau Čiurlionio harmonizuotas liaudies dainų versijas. Mes rinkomės programą tokią, pradėjom pernai, netgi užpernai pradėjom po truputėlį mokytis, ir pasiėmėm tų dainų apie 15. Apie 15, tai mes koncerte padainavom pusę. Jeigu būtų jau čia vien Gadulos buvęs koncertas, tai gal tas visas 15 ar būtų sutilpę. Šiam koncerte iš tiesų girdėsim ne visą tą programą tokią, kad būtų vien tik tai liaudies daina ir paskui pateikiama choro. Tikrai ne. Bus ir liaudies dainų kitų ir būtent Čiurlionio harmonizuotų liaudies dainų, kurios nesikartos tarp Gadulos ir tarp Gintaro. Tikrai ne. Vos kelios dainos pasikartoja. Tačiau liaudies daina ir choras, būtent harmonizuotos liaudies dainos, tai turbūt mūsų lietuvių choriniai kultūroje jos yra be galo svarbios ir svarios. Nes būtent per šias dainas mes neprarandam savo tautos savasties, savo patriotiškumo. Ir iš tiesų labai džiaugiuosi, kad vis dar yra kompozitorių, kurie atranda liaudies dainą ir ją harmonizuoja arba aranžuoja. Tai yra iš tiesų patys didžiausi stebuklai, nes kurgi daugiau, jeigu ne liaudies dainuoja, galima atrasti pačią gražiausią muziką. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis sakė, melodijos, kurios užgimė žmogaus sieloje, stipriausiai veikia, turi galybę žavėti, kaip antai mūsų tikros seniausios dainos. Kompozitorius harmonizavo beveik 40 lietuvių liaudies dainų. Šios dainos išsiskiria subtilia harmonija, gilumu ir kūrybiniu požiūriu į tautinę melodiką. Harmonizuotos lietuvių liaudies dainos jos tikrai skamba labai specifiškai ir labai čiurlioniškai, kur mes neturim tos tokios paprastos klasikinės visai harmonijos, ką tarkim turi kitų kompozitorių harmonizuotos dainos. Čiurlionis turi kažką tai daugiau. Dinaminius pakilimus ir nusileidimus, jų gerokai daugiau negu kad kitose harmonizuotose lietuvių liaudies dainose. Ir iš tiesų ta visa harmonija yra gerokai sudėtingesnė ir Čiurlionį atlikti net ir harmonizuotas lietuvių liaudies dainas yra be galo sudėtinga ir be galo sunku. Ir gal sunku ne tik tai, kad tai atlieka, ypač šį vakarą atliks mėgėjiškas kolektyvas, mėgėjų choras, bet tai yra sunku ir tuo pačiu pasigaunant emociją, todėl kad nuo pirmų garsų ją pasigauni ir negali jos paleisti niekur, jinai lieka. Ir jinai tave laiko iki pat paskutinės tos natos. Tai iš tiesų kartais ima ir graudulys, ir pasigėrėjimas tuo pačiu, ir pasididžiavimas,
būtent tą tokią nuostabę Čiurlionio chorinę muziką. Mišraus choro Gintaras meno vadovė Jovita Kolakauskienė sako, jog paruošti Čiurlionio harmonizuotų lietuvių liaudies dainų programą chorui buvo nemažas iššūkis. Tai buvo iššūkis, todėl kad nebuvo lengva, bet tikrai labai džiugiai ėmėsi šio iššūkio. Ir aišku, kartais ir paburbant repeticijose, kad vaja, kas čia per tokie sunkus kūriniai, taip sakau, mylėjai, čia Čiurlionis. Bet, iš kitos pusės kartais norisi pasakyti, palaukit, mylėjai. Taigi, kitais metais mūsų chorui jau 90 metų. Tai gal jau subrendome ir tam Čiurlioniui, jau gal laikas būtų ir tokią muziką pradėti dainuoti. Aišku, choras yra dainavęs ir prieš tai Čiurlionio muziką, bet ši choro sudėtis, kuri, kaip žinia, visą laiką kinta, dar šiai sudėčiai nelabai teko dainuoti. Tai jiem visiems yra toksai nelengvas iššūkis, bet tuo pačiu ir begalinis džiaugsmas ir pasididžiavimas. Manau, kad Čiurlionis yra tikrai tas kompozitorius, kaip ir kiti mūsų lietuvių kompozitoriai, kuriuos būtina minėti, kurių muziką privaloma atlikti ir stengtis ją pamilti, atlikti ir juo labiau užaugti iki tokios muzikos. Nes padainuoti paprastas lengvas daineles populiariosios muzikos yra gerokai paprasčiau negu kad harmonizuota lietuvių liaudies daina. Tai yra iš tiesų toks augimas ir kaip kolektyvo, ir jos skambėjimo, ir tuo pačiu augimo žmogaus. Mūsų kredo tai mūsų seniausios dainos ir mūsų ateities muzika. Tos dainos tai tartum brangaus marmuro uolos ir laukia jos tik genijaus, kur mokės iš jų pasigaminti nemirštančius veikalus, kada įsakė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Jis buvo pirmasis profesionalus Lietuvos kompozitorius, susidomėjęs lietuvių liaudies dainomis. Jis jas harmonizavo, naudojo jų melodiką savo originaliuose kūriniuose, taip pat rinko bei analizavo jas publicistikos straipsniuose. Ši koncertinė programa taip pat paįvairinta Čiurlionio tekstais, kuriuose atsispindi jo gili meilė savo kraštui ir lietuviškai dainai. Taip pat čia jaučiamas ir nuoširdus pergyvenimas dėl jų likimo. Pirmasis tekstas skaitomas kaip tik buvo ištrauka iš Čiurlionio straipsnio, kuris vadinasi Apie muziką. Ten labai nemažai paskirta, ten... Bet nereikia nustoti vilties, kartuoju tai atsimindamas, jog turime mūsų senas dainas. Ir ateis laikas, kuomet mūsų kompozitoriai atidarys tą užburtą viešpatiją. Daug jisai buvo paskyręs, aš buvau prirankiojęs tų citatų, tiesiog nesinorėjo perkrauti koncerto, kad padaryt labiau paskaitą, ten, reiškia, organizavo konkursą kompozitoriams lietuviškos dainos, reiškia, harmonizuotos arba autorinės, bet, reiškia, irgi labai ten, kad pergyveno dėl to, kad atliekama daugybė arba verstinių, arba išvis menkaverčių kažkokių kūrinėlių ir kur tie mūsų kompozitoriai, va tam pačiam straipsniui, kaip sakė, galbūt po 200-300 metų, jeigu bus noras, tas galbūt čia pas mus viskas labai pagerės. Tai tikrai pergyveno, tikrai va, pabrėžė ten jų išskirtinumą, jų grožį. Mes iš tiesų turim nuostabius tekstus liaudies dainuose, mes turim nuostabias melodijas mūsų liaudies dainuose, kas iš tiesų yra tobula ir yra betarpiškas ryšys tarp gamtos ir žmogaus. Tai turbūt yra pats gražiausias dalykas, kas gali ištikti mūsų tautą ir mūsų liaudį. Čiurlionis skamba ne tik koncertų salėse, bet ir jaunųjų čiurlioniečių kūrybos darbuose. 20 kartą surengtoje parodoje Iš karalių pasakos ateinam dalyvauja Kauno, Varėnos, Druskininkų ir Panevėžio mokyklų moksleiviai bei Kauno Mikalojaus Konstantino Čiurlionio draugijos jaunųjų čiurlioniečių sekcijos Vilties preliudas nariai. Čiurlioniečių prie Čiurlionio draugijos grupelė įsikūrė prieš 25 metus. Ir mes kiekvienais metais darom parodas, menininkų namuose darom parodas, įvairiose vietose. Ir dabar jubiliejus ir todėl mes nusprendėm taip, pritarė dauguma, ypatingai Čiurlionio draugija
draugijos vadas mūsų Egidijus, reiškia, irgi sakiau, oi, labai gerai, viskas gerai. Ir mes nusprendėm tik tai Kauno daryti. Po to mes draugaujam su Varėnos Čiurlionytės meno mokykla ir su druskininkais. Tai mes ir juos pakvietėm. Susitikom Panevėžio, labai nuostabų mokytoją, fiziką, menininką, Kulikauską, Kęstutį. Pakvietėm irgi ir jie prisidėjo. Taip išeina, kad 3 mokyklos dar, o tikrieji čiurlioniečiai tai yra kauniečiai daugumoje ir Varėnos žmonės, druskininkų, tik mažiau druskininkų. Ir dabar jau turbūt bus panevėžiečiai, nes jie labai kūrybingi. Parodoje dalyvauti visada malonu, sako jos dalyviai, juolab, kad visus sieja tos pačios idėjos ir meilė Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Pirmiausia, todėl, kad mus sieja labai ilgametė, didelė, graži draugystė su parodos organizatoriais. Tai visų pirmiausia, didelė, tai yra svarbi priežastis. Antra priežastis, kad mes esam tokie patys čiurlioniečiai, kaip ir kauniečiai ir druskininkiečiai. Mes nešam tą Čiurlionio vėliavą ir bandom tą žinią, kad Čiurlionis gimė būtent Varėnoje, ją įprasminti ir prasminam ją daug metų. Ir va šiemet tas gražus jubiliejus, be to mūsų mokykla pavadinta Jadvygos Čiurlionytės, tai yra jauniausios sesers vardu. Mokyklai yra 60 metų, Čiurlioniui 150 metų, tai mes net negalim nedalyvauti. Tai žodžiu, ir apskritai dalyvaujam visą laiką kauniečių organizuojamuose visuose renginiuose, stengiamės, tai net nebuvo kažkokių klausimų, kad mes negalim nedalyvauti. Jaunųjų kūrėjų paroda pristatyta Vytauto Didžiojo universiteto daugiafunkciame mokslo ir studijų centre. Erdvinis parodos tęsinys Juozo Gruodžio konservatorijoje. Nuo geriausiųjų jaunųjų kūrėjų darbai buvo apdovanoti kūrybinėje popietėje Bičiulystės valanda su Čiurlioniu. Šitoje parodoje galbūt nelabai įsipildė Čiurlionio svajonė, žiūrint jos darbus, bet čia yra po pandemijos, po pertraukos, po nuotolinio mokymo, po visų karų, marų ir vėl susirinko ir mes galvojam, niekas nieko nepadarys. Ir prašau, kokią parodą padarė. Ir mes net neturėjom kur dėti. Dar yra viena dalis. Juozo Gruodžio konservatorijoje, nes netilpo universitete. Dalyvauja nuo 9 metų, va mergytė yra, kuri laimėjo prizą tapybos dailės akademijos dėstytojai. Suprantat? Buvo komisijos nariai ir jie jai paskyrė. Mes stebėmės tiesiog. Tokia Kaminskaitė, Agnė, 9 metukų, dirba be mokytojos, jos mokykla visai nedalyvauja. Stebuklus daro, va čia jinai gaus apdovanojimą šiandien. Nuo 5 mes sakom visada, kad nėra mažų čiurlioniečių, yra dideli. Nes už tai, kad vaikams labai patinka, žinot kas, mes akcentuojam nuo senų laikų jau, kad kiekvienas vaikas yra neprakalbintas genijus. Ir jiem tai patinka. Lentoj net užrašo, per pertrauką gali nuvalyti, vis tiek užrašo. Ir tenai kalbama, reiškia, kad reikia jį prakalbinti. O vienas sako, o mane jau prakalbino Čiurlionis. Ši paroda skirta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150 metų jubiliejui paminėti. Tad kiekvienas mokytojas stengiasi dar giliau pažvelgti į Čiurlionio kūrybą ir perteikti ją vaikams. Jubiliejiniai metai ir labai norėjosi kiekviename išlukštenti tą gilę prasmę žmoguje, o Čiurlionis buvo tas žmogus, kuris turi begalinę širdį ir daugybę paslapčių, tai kiekvienas mokinys galėjo atrasti tą kruopelytę savo paslapties. Mes ko gero užduoti tokią, kaip ir Saunutė, organizatorė konkurso, tiesiog akcentavom dėmesį ne tiek, sakykime, Čiurlionio darbų, reiškia, reprodukavimą, reiškia, ar kažkokių kopijų darimą, kiek tiesiog
perleisti Čiurlionio kūrybą per save ir lyg su Čiurlioniu pabendrauti, taip kaip aš matyčiau. Tai dėl to čia atsiranda tuose darbuose, vat kaip, sakykime, Urtė su šeima ar su mama jie degina jorių laužus, reiškia, ir kaip tai atsiranda ta simbolika lietuviška, kuri kyla į dangų ir lyg tai būtų tas pats miškas, ką turėjo ir Čiurlionis kartu lyg galvoti ir gyventi. Lygiai taip pat ir Austėjos darbe, tai tiesiog mes tą temą gvildenom truputėlį gal šiek tiek kitokią. Bet žinau, tai kas vaikam įdomu, nes, sakykime, mūsų vaikam jau tie darbai Čiurlionio yra labai daug pažįstami, daug kartų reprodukuoti ir darytos kopijos ir visaip, tai tiesiog čia šitoje vietoje norėjo tiesiog savo darbų į Čiurlionį, sakykime taip. Bet taip, aš kaip mokytoja esu patenkinta jų darbais ir džiaugiuosi, kad gali dabar pamatyti Kaunas, paskui pamatys kitos parodinės salės šitus darbus. Tai tiesiog, kaip gali tik džiaugtis. Atgaiva sielai šitie metai yra. Mums, mūsų mokyklai ir visai Lietuvai. Parodoje eksponuojami moksleivių sukurti tapybos, keramikos, tekstilės, grafikos ir fotografijos darbai. Čiurlionis buvo ir kompozitorius, ir dailininkas, ir kartu fotografavo. Tai čia šis tas bendra yra. Tapyba, tai kompozicijos įdomios ir visa kita, tai va šitą vaikam ir parodai. O fotografija, jie savaip interpretuoja, jie savaip kažką daro. Tai aišku, dabar laikmetis kitas, tai ir nuotraukos kitas, ir technikos kitas. Pirmos nuotraukos, ką jisai fotografavo, tai Anapoj fotografavo. Taip, iš kai kurių savo nuotraukų turbūt ir paveikslus paišė. Per fotografijos pamokas aš duodu modulį tokį istorijos, Lietuvos fotografijos, o jie Lietuvos fotografiją duoda autoris pasirinka nori. Tai kažkas pasirinka Čiurlionį, tai dabar kiekvienais metais po Čiurlionį pasirinta ir keista, bet visi skirtingi. Skirtingas nuotraukas randa, nors Čiurlionis tiek daug nuotraukų ir nenufotografavęs, tenai nedaug bet įdeda skirtingus darbus. Ir žiūri, ir mokosi kartu ir iš Čiurlionio, ir iš to autorių, kurias parenka. Ar patys pasirenka. Čia yra pašnekesiai su Čiurlioniu. Tai tie pašnekesiai, jiem Čiurlionis matė pasaulį vienaip, jie mato kitaip, pasišnekėkim. Kaipgi sekasi mokytojams perteikti Čiurlionio kūrybą vaikams ir kaip jaunieji kūrėjai priima net ir ne visiems suaugusiems įkandamą menininko kūrybą. Tiesiog aiškini jo kūrybą. Kartu aiškinamės kūrybą ir aš visada noriu, kad pajaustų. Ne aš, kad pasakyčiau, va čia taip ir taip ir taip, bet pirmiausia klausiu pas vaiką, ką tu čia jauti, kaip tavo širdeliai, kas tavo čia širdyje darosi. Ir vaikas, jis atsiveria, bet pirmiausia vaiką turi ir apkabinti ir pabučiuoji tu jį. Tu negali parodyti, kad mokytojas, bet tu pirmiausia turi kaip draugas, bičiulis. O imkim ir eikim ir sekim šitą pasaką kartu. Ir kada pradedi tą pasaką sekti kartu, o pasakos yra tiesa, ir tada vaikas atsiveria jisai, jis įsijungia į tos pasakos sekimą. Čia, suprantat, nežinau, taip jautru, taip sunku net pasakyti, gal čia turi gimti taip kažkaip. Nežinau. Bet aš einu dabar daugiau jau per baltų simboliką lietuvių, raštai, ženklai ir simboliai, nes jis to labai norėjo. Šita tema šiais metais mes esam padarę apie panašiai 80 darbų. Būtent su tekstilė jungiant jojo fotografiją. Ir vaikai labai uoliai įsitraukė į šitą darbą ir per visus darbus, kada dirbdavom ir ausdavom būtent tą gobeleną, dėdami jų spalvas, klausydavomės dar ir simfonijas. Ir vaikai, nė vienas nepasakė, kad išjunkite. Reiškia, viskas yra labai geram ryšyje. Jie tiesiog nusiramina, noriu pasakyti, kai dabar toksai jaudrintas jaunimas yra, tai kurdami šitus darbus, jie tiesiog nusiramina. Vienas dalykas, toliau labai nuoširdžiai pajaučia spalvas, jų grožį. Tiesiog aš net nesitikėjau, kad gali būti šitaip gražiai perteikti, šitaip gražiai pamatyti tas spalvas, kurias būtent kaip Čiurlionis. Ir vis bijodami dar dėdami tą siūlą prie siūlo, sakydami, ar mes tikrai čia gerai darome.
Taip, kad aš jais pasitikiu ir tikrai tikiu. Ta užduotėlė labai tinkama ir penktokėliui, ir dvyliktokui. Tiesiog kiekvienam amžiuje mokinukai žvelgia vis kažką kito. Tai jeigu mažasis galėjo pamatyti, koks gležnas žiedelis, tai vyresnėlis jau galėjo nuspręsti apie kosmoso platybės ir erdvės. Tai kiekvienas, daugelypis yra Čiurlionis, tai jo kūryba tokia, o mūsų jaunoji karta irgi labai tokia įvairi, tai tikrai nebuvo sunku jiems atrasti savas versijas, savas kompozicijas. Mūsų vaikai Čiurlionį priima labai natūraliai ir jiems nereikia stengtis. Reiktų stengtis gal kažkur kitur gyvenantiems vaikams, bet kai tu gimsti ant piesko, tarp tų pušelių, tai, žodžiu, visiškai stengtis nereikia, nes tu puikiai supranti, kas yra samana, kas yra basam vaikščioti po mišką, be kažkokių sunkių guminių batų, reiškia, yra visiškai suprantama, kai tu grybauji ar vogauni raiste, reiškia, girdi čiulbant paukštelius, matai besileidžiančią saulę, arba tą raudonuojančią saulę, arba tuose pušų viršūnėse įsivaizduoji bėgančius ir šokančius karalius. Tai nieko specialiai daryti nereikia, nes jie auga toje gamtoje, jie auga toje aplinkoje. Ir tai reikia suprasti, kad tai yra nedidelio miesto arba kaimų vaikai, kuriems gyva yra dzūkiška šnekta, kur yra gyvos močiutės, kur vaikai auga netitrūkę, jie supranta, jie žino, kas yra arklys, jie žino, kas yra karvė, jie žino, kaip vištos kiaušinius deda. Tai, ką turėjo ir Čiurlionis savo vaikystėje, tai mūsų vaikai lygiai turi tą patį ir nieko specialiai daryti nereikia. Viskas natūralu yra. Viskas absoliučiai yra natūralu. Reikia tik tai truputėlį nukreipti vieną ar kitą linkmę. Tai įpinti zodiaką, įpinti sapnus, truputėlį atitrūkti nuo realybės, o tą realų pasaulį jie tiesiog turi savaime, jau gimdami. Jie tą motinos pienę turi tiesiog. Taip, kad Čiurlionis, tiek Čiurlionio muzika, tiek Čiurlionio dailė pas mus yra natūraliai įaugę ir nuo pat pirmųjų klasių, kai vaikai ateina į mūsų mokyklą, jie žino, į kokią mokyklą jie atėjo, kokią mokyklą jie lanko ir tas vardas ir to vardu tos šeimos vardų, reiškia, ir jų nuveiktų darbų Lietuvai ir Lietuvos kultūrai įprasminimas yra viena iš mūsų mokyklos strateginių užduočių. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis tai mūsų tautos pasididžiavimas. Jis dailininkas, kompozitorius, lietuvių profesionaliosios muzikos pradininkas, kūrybos novatorius, vizionierius, chorų dirigentas, literatas ir kultūros veikėjas. Tiek daug telpa viename žmoguje. Jis genijus, sako parodos dalyviai ir priduria, kad Čiurlionio kūryba mums svarbi dėl daugelio priežasčių. Čiurlionio kūryba kodėl mums brangi, kaip simbolistas, bet jis ragino grynai lietuviškai mokykitės piešti ir tapyti. Ant to lietuviško pagrindo kurkite savitai, grynai įdomų lietuvišką meną. Jinai iš karto neatsiskleidžia, daug paslapčių, bet jis yra pranašas, yra dvasių dainius. Aš jį skaitau kaip kryvių kryvis, kaip išsaugoti mūsų Lietuvą. Meilė žaliai spalvai, tai meilė savo tėvynei, meilė artimam žmogui, meilė paukščiui, medžiui, gėliai, vandeniui, nes jis parodo 4 stichijas - vandens stichiją, ugnies stichiją, oro stichiją ir žemę. Mes turime įsaugoti, turime gerbti šias stichijas, jis tarsi moko, kaip išlaikyti tos dvasios pakylėjimą, nes be meilės, be bičiulystės šito nieko nebebus. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis per trumpą savo kūrybos laikotarpį sukūrė ir mums paliko didžiulį palikimą. Daugiau nei 300 paveikslų, per 700 grafikos kūrinių ir eskizų, apie 400 muzikos kūrinių. Čiurlioniui skirti metai tai dar viena proga iš naujo pažvelgti į šį didį menininką, pažinti jo kūrinius, kurių dar nepažinome, ir skelbti pasauliui apie jo kūrybą ir apie tai, kaip mes juo didžiuojamės.